Sveiki, šiandien pademonstruosiu jums programą, ta prasme, kaip pagreitinti jūsų, ta prasme, internetinį naršymą, tarkim, kaip atidarinėti greičiau aplankalus, kaip atidarinėti greičiau My Computer, pademonstruosiu, kaip diskus greičiau atidarinėti šitose. Ko mums reiks, tai mums reiks tik tai vienintelės programos, su kuria mes galėsime padaryti, tai būtent su šitą Rato Perfect Disk Professional, kadangi aš prieš tai rodžiau, kur parsisiųsti programą, jūs galite parsisiųsti programą, įsiinstaliuoti ir ką jums reikia padaryti, tiesiog paspausti ant Start mygtuko. Baigius, ta prasme, baigius skanavimą, nes tai gali užtrukti labai ilgai, gali užtrukti nuo 30 minučių iki valandos, priklauso nuo jūsų kompiuterio ir panašiai. Čia jūs galite pasižiūrėti, kiek procentų yra, ta prasme, optimizuota. Kol kas yra optimizuojama yra 21 procentas. Tai kuomet bus 100, programa baigs savo darbą ir tiesiog pagreitys mūsų naršymą, greičiau atsidarys aplankalai, kaip ir sakiau, greičiau naršysite po internetą ir panašiai. Kadangi aš dabar įrašinėjau video, tai viskas šiek tiek striginėja. Ir taipogi, kaip sakiau, galėsite įrašyti štai šį pavadinimą. Jeigu nežinote, kokios programos ieškoti, tai tiesiog nuimkite ekrane up ir tiesiog paspausite ieškoti. Ir kaip matote, jums iš karto išmetė Google visą sąrašą apačioje. Ir iš čia jūs galite parsisiųsti bet kurią programą. Galite foto, galite sistemos ta prasme, backup sistemą, kaip čia atsarginę kopiją daro Windows'ų, kad išvengtumėte problemas ir panašiai. Galite parsisiųsti Nero yra Lita, Nero yra platininė versija 2.14, 15 versija. Ir yra taip pat, kai esu 15 versija, jeigu pilna versija, tai jinai tiesiog užima 1 GB, bet jeigu jinai yra Lita, mažoji versija, ta prasme, kišeninė versija, kaip sakoma. Tai portabiliai yra kišeninė versija, tam, kad nereikėtų instaliuoti ir panašiai programos. Tiesiog iškopuoti galima ir tiesiog jūs instaliuosite, jums užims tik 60 MB. Tai aš manau, kad Lita versija yra geresnė. Čia galite paskui burningų, jeigu galėsim suraudyti, tarkim, burning, ta prasme įrašyti į diską ir panašiai. Jūs galite ir va padaryti, tiesiog parašyti burn ir jums išmes visą sąrašą, kuriuose yra burn. Ir sakoma diskų kepimo diskai. Kaip matote, šampų, dar kažkas, audio, konverteriai visokį. Ne visiškai pilnai išmeta tai, ko mums reikia, tačiau jūs žinosite, iš kur parsisiųsti tuos repekus. Tai tiek, tikiuosi jums patiko, čia pasinagrinėkite daugiau, sužinokite apie programos ir panašiai, jeigu nesuprantate, tai tiesiog pasitelkite Google Translate ir tiesiog suprasite, kas ką daro. Kol kas aš tik tai vieną mygtuką paspaudžiu, man daugiau nieko nereikia, tai lauksiu ir viskas. Čia buvo video pratęsimas, tai tiek. Iki.